Sveiki visi. Šiandien aš su savo draugu žaisiu Spurs. Čia jums reikės Redžaną gėjimą ar čia mums reikės aš irgi nuslačiu Redžaną, bet man nieko neįma. Šitą. Čia mums reikės reikia nueiti gėjimą, aš negaliu paaiškinti normaliai. Taip, tai mes esam laidą. Nu, mes turim meškeris iš karto dėl to, nes mes nusipirkom Fisherman klasę už 20 goldų. Bet kai turit dyfus, tai jūs nieko neturit pradžioj. Tai mes esam laidą. Ir vienas šiuo atveju mano draugas. Aš gavau tipo tą tas, kur priartina visą. Kaip tas vadinasi? Iškart filmuoju, iškart geras lookas. Gerai, pamiršau aiškinti. Tai turim laivą ir vienas iš mūsų, šiuo atveju mano draugas, neria po vandeniu ir ieško daiktų. Tada mes tuos daiktus parduodam. Ir tada nusiperkam visokių upgrade'ų ir tikslas išgyventi kuo ilgiau. Jis turi ribotą, kiekį deguonies. Jo. Ir kai jam baigėsi deguonis, jisai aš jį turiu iškelt. Jo, pardaviau auksą. Jo. Taip, nupirko grilių, galima dabar valgyti mėsą. Nupirko upgrade'ą šito oxygen'o. Dar pirksi upgrade'ą? Taip, okei. Gerai. Taip, tai... Ir dėžį pabūt? Gerai. Taip. Kalėdų senelis. Jis nieko, man atrodo, neduoda. Taip, tai čia mus gali užpulti piratai. Geriausias būdas nemokamai nuo jų apsiginti, tiesiog pabėgti nuo jų. Taip, turim kompasą, turim parduotuvę. Taip, mes čia galim diving upgrade'us nusipirkti. Tus laivo upgrade'us, daiktus galim nusipirkti. Mes taip. Šitas grilis 1000 kainavo. Šitie 2 upgrade'ai kainavo 4000. Bet dabar jis gali ilgiau būti po vandeniu. Čia mes turim workshopą, kur rodo materialus, kokius mes turim. Taip. Tave jau kelt. Nu. Galiu aš dabar, kad parodyti vis. Jo.
Gerai, aš gal pažiūrėsiu, nes aš noriu dieną, kad žiūrovai geriau matytų. Nes naktį beveik nieko nesimato. Taip. Po vandeniu gali būti rykliai. Ai, dar ateina vakare indas. Jisai labai juokingai šneka ir pardavinėja daiktus, bet už labai brangią kainą. Gerai, išėjo. Tai tada gali atsispolinti žmogus sulaužtų mūsų laive ir pradėtų žudyti. Va tas indas. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Pagal mane jis labai brangiai pardavinėja. Tai mes iš jo nebeperkam. Bet jis fainai kalba. Ir tada yra labai mažas šansas, bet kartais ten pasirodo undinėlė ir viena iš mūsų tiesiog tempia pas ją. Mane vieną kartą buvo ištempę. Bet aš spėjau sugrįžti, viskas gerai. Gerai. Aha. Gerai, dabar aš parodysiu turbūt žiūrovų, kas yra po vandeniu. Taip, aš save įsimesiu. Taip, nusileidžiu čia po vandeniu. Taip, gavom koralus. Po vandeniu gali būti rykliai. Jeigu pamatom ryklį, tai reikia, kad mus iškeltų kuo greičiau, kad nesuvalgytų. Nes jei neiškels laiku, tai tada gausim korbloksą arba handlesą. Taip. Kol kas nieko neradau. Po manim yra kažkas labai milžiniško, bet man neužlaukė. Pirate. Nespėjau paskutinio žodžio. Ryklys kelk. Va, mato. Goldas, palauk, nekelk biškį. Taip. Tai va. Taip, tai susitiksim tada, kai gausim kažką geriau. Taip. Va kas būna, kai nespėjau ištraukti. Va, mano draugas neteko rankos. Ja. Tokie tie rykliai ir draugiški. Šiaip, iš tikrųjų, jie labai draugiški, tiesiog nori... Jie tai parodo savo meilį. Gerai, iki. Gerai, jis užvėjo šautą. Su šita Fisherių klase geresnis laikas, kai žvejojai. Tai jo. Taip, tai... Va, aš sužvėjau ką tik koiną. Ir iš vis nieko negavau. Cooked. Bet iš koinės galima gauti poisonų. Tokių kaip, kurie duoda speedo, kurie generuoja gyvybės. Ja, šį kartą nepasisekė man. Taip, tai va, atėjo raudona naktis, mūsų apsupo kažkokie filmai, kurie kol kas nieko nedaro, tai kaip ir visas gerai. Ai, va, čia tas pasukas, apie kurį aš jums sakiau. Va, jis ateina tiesiog ir sulaužtų. Jis bando. Ir dar reikia. Gerai, jis iškrito.
Jis vis dar po vandeniu vis dar yra. Ir tai labai užkasta. Taip, tai, va, žiūrėkit, čia ta undinėlė. Nu, tikiuosi jūs pamatėt ją. Taip, tai... Vėl lendu. Šį kartą su 90 jau oro. Daugiau pamatysiu. Tik tai, kad naktį lendu, tai bus labai blogai. Man nepatinka, bet kita vertus pamatysit, kaip atrodo viskas naktį. Daug blogiau viskas matosi. Žodžiu. Sako, ir nieko nematau. Jo, naktį man čia žiūri nepatinka. Leistis. Tada trauk mane, jeigu skęsti. Kai skęsti, tai privalėsi traukti, nes aš vis tiek nieko nerandu kol kas. Kažkas švitėjo, bet man reikia pikę. Aš realiai... Aš panirau į vandenį, bet nepasėmėm reikalingiausių daiktų, čia tas yra blogiausia. Nes, pavyzdžiui, jei aš turėčiau dabar pikeksas, tai būtų labai gerai. Bet aš, aišku, nepasiruošęs ir tai... Jau pasiruošt labiau. Bet bent jau popierių yra daug šaliai. Jo, reikėjo labiau pasiruošti. Bet šiaip nelabai svarbu dėl to, nes mano darbas daugiau yra būti valtyje, negu jau kelk. Nepalauk, nekelk, volgas. Davai, grįžčiau. Davai, kai man patekti ten? A, ne, radau įėjimą. Radau įėjimą. Nu jo. Gerai. Golda. Taip, tai sveiki sugrįžę. Nežinau, kas čia vyksta. Aš esu po laivu. Aš negaliu, aš po laivu esu. Aš po laivu esu šūdį. Man atsistot. Jas, atsistot, gerai. Gerai. Tai atėjo audra, mes visą prieitumą šitą oksigeną, deguonį. Ir mes visą prieitumą kraną. Dabar kranas ilgesnis. Ir tai reiškia, giliau mes galime varyti. Eik žiūrėk su man. Mes jame turim. Diena 8. Mūsų rekordas. Ir aš vėl po vandeniu. 3 kartą šiandien. Ir dabar gal šį kartą laikas bus geresnis. Pasiėmiau pikeksą. Griausim puolas, jeigu rasim kristalų. Taip, gavau skrepą. Mikroskem. Jo, tu negalėjai įtraukti tik dėl to, nes aš patikrinau, kad buvo dėmesį. Okay. Gerai, pilna skreplų.
Goldas, gerai. Bet man patinka, kad goldas šviečia ryškiai. Nu, davai, aš tai tiesiog šnekiu. Ne? Gerai. Ai, gerai, reikia kuro varą. Bet... Kodėl čia taip apskėja? Ai, pikeksas čia nevertingas viskas. Aš galbūt pavyks išgriauti tą, nu, akmenį iškasi, bet nepavyko, tai nežinau. Gerai, galbūt. Ne. Popierius. Ai, trauk. Ką? Taip, 9 diena ir atplaukė šitas gyvelis, kuris pardavinėja poilsius, bet jis pardavinėja juos už kristalus. Mes kristalų neturim, ne? Ir jis duoda pikeksą. Aš plantu įvardinti. Jis krenta į vandenį, aš nežinau, kaip tai prisiventi, jeigu aš neįsiventu. Taip, aš žiūrėjau jellyfishą, jisai duoda speed. Taip, mano draugas jau ne tik rankose neteko, bet ir kojos. Bet užtat korpusą turi, taip su gerai. Aš vis dar sveikas gyvas, nes aš tik 3 kartus nėriau, jis beveik viską nėriau. Taip, mes grįžome, dingo elektra ir tas čiūvas vėl atėjo. Bet mes šį kartą turim šitą sieną, kad jis neatsisėtų. Nes jeigu atsisėda į valtį, jisai pravarė tą sieną. Jeigu jisai atsisės į valtį, bus labai blogai. Jisai pradės sukti laivą, jeigu atsisės į valtį. O gerai, jis išlipo iš to. Au. Čia kažkokios raketos. Haha, iškrito lopus. Tu žinai, kaip atrodo gyvenimas? Ne. Aš ten labai gerai. Tai puiku. Taip, jis vis dar reikia, nu, bet bent jau aš dabar saugus. Taip, tai grįžom, mane suvalgė undinėlė. Tai jis liko vienas. Mūsų tikslas dabar suras plastiką, nes mes bandom sukraftinti šitą. Mums reikia, trūksta vieno plastiko iki light decorations. Tai ja. Taip, tai mano draugas nusipirko Kalašnikovo iš šito indo, kuris ką tik išplaukė. Ir nusipirko papildomų kulkų, nes 80 kulkų pasirodė neužtenka. Tai aš dabar turiu 80. Ai, rimtai? Ne. Nesvarbu, jis bandys nužudyti tuos piratus, kai atplauks. Ir pažiūrėti, ką jie turi savo laivuose. Taip, mano draugas paskendo, nes nespėjo išimti vandens iš valties. Nu tai, turbūt, kad šiandien baigsim. Ir nepamirškite palaikinti video, pasubscribinti ir visą.